Kariai, keliaukite į šį šlovingą žygį, o jūsų vardai amžiams nuguls sagoje. Sveiki visi, noriu pristatyti jums naują savo kūrinėlį, norėjau padaryti, kad programuoti būtų taip smagu, tarsi žiūrėti filmą, skaityti knygą ir žaisti. Taigi, programavimas prasideda vikingų kelionės pradžioje, kurie nutarė keliauti per vandenyną ir užkariauti naujasias žemes. Taigi ir visa mūsų tematika yra susijusi su pradedančiaisiais, tai yra nuo įvesties išvesties, kintamųjų iki ciklų. Taigi pats pirmas uždavinys yra labai paprastas, tiesiog reikia įvesti kintamąjį ir jį išvesti. Šiek tiek pasižiūrėkime interfeisą. Tai matote, čia viršuje yra progresas. Centre būna video arba programavimo sąsaja. Ir dešinėje užduotis ir jeigu reikia teorija. Teorija yra susijusi su uždaviniu, kuris yra sprendžiamas. Taip pat yra žemėlapis. Aš susimažinu programavimo sąsają, kur mes matome, kurioje vietoje esame ir kiek dar liko iki kelionės pabaigos. Taigi aš paimu ir išsprendžiu patį pirmąjį uždavinį, kodas jau yra, kad negaišti laiko, ir tada keliaujam toliau. Taigi mūsų vikingai paeina iš Bjornheimo į kitą miestą tam, kad užsipirkti atsargų. Vanduo pakrautas, kraukite grūdus čia. Viskas turi būti užrašyta. Kita nedidelė temelė tai apie kintamuosius jų panaudojimą ir uždavinys irgi yra labai paprastas. Tiesiog reikia įvesti 3 kintamuosius ir suskaičiuoti jų sumą. Ir kągi, dabar keliaujame jau toliau į vakarus. Kelionė buvo ilga. Maisto atsargos nyksta, bet turėtų pakakti iki Farerų salų. Ir kita tema tai yra matematinės operacijos, kur mes pasimokome skaičiuoti sveikąją dalybą ir taip pat liekaną. Ir čia mums reikia tiesiog suskaičiuoti, kiek dienų keliauja, koks paskutinės dienos nukeliautas atstumas ir panašiai. Tai vėlgi aš paimu išsprendžiu šitą uždavinį ir keliausim į Farerų salas. Maisto atsargos išseko. Laimiai Fareruose daug avių. Dabar pereiname prie sąlygų, prie ifų. Ir šitas uždavinys yra paprastas if taikymas, kur reikia tiesiog panaudoti if-else sakinį. Taigi, pasižiūrime, ar užtenka mums avių ir jei užtenka, keliaujam toliau. Kelionė kol kas buvo rami. Kas ten? Draugas ar priešas? Su sąlygomis ateina ir loginiai operatoriai, taigi pridėjome naują uždavinį, kur jau būtina panaudoti arba keletą sąlygų, arba loginius operatorius. Taip išsprendėme uždavinį ir keliame bures. Priešų išvengėm. Laikas prekybai Dubline su nauju kainininku. Prieiname prie ciklo, paprasčiausio ciklo, kurio viduje reikia paskaičiuoti kainą įvertinant nuolaidą. Greičiau, lipk čia.
Visi prie irklų. Stumkite laivą nuo kranto. Nukeliavom į Islandiją, į ugnies ir ledo žemę ir dabar mes jau turime Wild ciklą. Ir uždavinys yra apie tai, kad vikingas spėtų nubėgti iki valties. Ar čia viskas, ką pagavote šiandien? Vandenys buvo neramus, bet laimikis šviežias. Kelioniai pakaks. Pereiname dabar prie sumos ir kiekio skaičiavimo. Šiokia tokia nedidelė teorija, kaip skaičiuoti sumą ir kiekį. Ir teisingai sprendę uždavinį keliaujam jau į vakarų krantą. Tai paskutinis etapas. Kartais gėrimės ramybę. Bet būna ir taip. Žiūrėkite, tai gyvatė! Prie ginklų! Visi irkluoti smarkiau. Šį kartą jau vidurkio didžiausios ir mažiausios reikšmės skaičiavimai. Sėkmingai įveikę jūros pabaisas, mes priartėjom prie mūsų kelionės tikslo. Po visų negandų ir pergalių priplaukėme naująją žemę. Reikės ją pasidalinti. Žemė! Mes pagaliau čia! Traukite laivą, vyrai! Turime įsikurti prieš naktį! Paskutinė tema – ciklas cikle, kur reikia suskaičiuoti sklypo plotų naudingumą ir išvesti lentelę. Ir tai padarius, mūsų vikingai įsikūrė vakarų naujojoje žemėje. Kelionė į naująją žemę buvo ilga ir kupina pavojų. Bet mes ją radome, o tu savo atkaklumu visiems laikams įsirašei šioje sagoje. Tai va, šiek tiek kreditų ir mūsų kelionė baigta. Jeigu patiko, jeigu norėtumėte padaryti kažką panašaus ar tiesiog išbandyti šitą kūrinėlį, tai nuorodas įdėsiu šalia video. Taip pat galite iš GitHub'o parsisiųsti visą kodą ir padaryti kažką tai panašaus ar dar geresnio. Iki kitų kartų.